čia naujakuriai, tarkim, tai šį čia rūšiavimas tai labai matosi ir netgi pagal konteinerių lengvumą ir tankį šiukšlių atvežimo tonažą. Šančiai gal sunkiau, ten Panemunė, kokie kaimukai ar panašiai, bet vis tiek į gerą pusę nebloga. Vaikai, žinau, jiems tas šiukliavežis tai kažkas, gal spalva ar pats automobilis toks neįprastas, gal pasakyčiau, toksai daug agregatų garsų. Kažkaip įstrigę, vaikas visą laiką žino, netgi kuriuo metu atvažiuosim, visada pamojos, rodo, kad turi didelį šiukliavežis, labai panašią, tokia pačia spalva. Kažkaip įstrigo, nežinau, tai šitam darbė labai yra daug arbulinės jėgos važiavimo, labai daug. Matau pagal veidrodėlius praktiškai labai arti, jeigu geras kelias, tai rizikuoja lendi tarp tų mašinų. Jeigu geras, lygus kelias, jeigu jis yra duobėtas, mašina linguoja, svyruoja, tada nerizikuojam, mes apgadintume ir savo transportą valdišką, ir žmonių. Siauros gatvės labai šakos užbujojo, ypač vasaros metu. Mes tai kažkaip galim dar įsisukti, bet gaisro atveju. Tokia pati technika važiuoja, sunkusis transportas, ką tada daryti? Ir rezumė, kaip sakote, rūpinkite savimi ir aplinkiniais.